Labas visiems. Sveiki mūsų brangiausi žiūrovai. Labas. Kaip aš džiaugiuosi, kad mes vėl kartu. Šiandieną mes džiaugiamės, kad jūs vėl pasirinkote Baltijos kanalą ir nerealias namų šeimininkės. O žinot kodėl? Todėl, kad šiandien susipažinsime su labai įdomia naujoviška piešimo technika. Fraktalai. Kas žodis kažkoks mistiškas. Pasirodo, piešiant tuos fraktalus galima įgyvendinti slapčiausius savo norus. Apie tai ir papasakos šios laidos viešnia. Šitų fraktalų ir jogos trenerė. Aš skubu paaiškinti žiūrovams, kad fraktalų piešimas tai labai paprasta piešimo technika, tiesiog spontaniškų linijų piešimas, o vėliau jų spalvinimas. O kas svarbiausia, šitai galime daryti kiekvienas iš mūsų, tai yra puikiai meno terapija. Ir netgi girdėjau sakant, kad taip žmogus ne tik atgauna savo pusiausvyrą, bet taip pat labai puikiai suvokia, kas yra aplinkui jį ir jo viduje. Nu kurgi ne, pasirodo viską galima, ką panorėsi, tą ir nusipiešti ir taip ir... Kaip šitoji dainuoja, ar ne? Oi, kaip įdomu. Aš nupirksiu tau namą, didelį gražų, su balkonu ir langu ir netgi garažu, o tam garaže jaguaras kaip minimum. O ten vyras bus tam name koks nors? Namų šeimininkė. Sveiki sugrįžę po reklamos meto. Mes šį vakarą kalbėsimės ypatingą, įspūdingą, sakyčiau, temą piešime savo svajones. Ir jos tikrai, žinokit, įsipildo. Mes turime viešnią, Brigitą, kuri pirmiausiai mus, kartu ir jūs mokins, kaip tas svajones nusipiešti. Tai yra fraktalai, taip? Tai kas tie fraktalai? Gal iš karto nuo to ir pradėkim. Toks sudėtingas žodis, iš tiesų jis yra paimtas iš fizikos ir iš matematikos. Visai nesenas terminas, įvestas fizikų. Ir kągi reiškia tas fraktalas? Tai yra struktūra panašiai į save, panašiai kaip paparčio lapas gamtoje. Bet maža jo dalelė, mažas lapelis yra panašus į didelę paparčio šakelę. Ir tai vadinama fraktalu, kuris susidaro gamtoje. Taip pat fraktalai yra krantai, kalnų linijos, sniego pusnis, kurios, ačiū Dievui, jau tirpsta. O šitoj metodikoj, bet mažytis piešinukas, kurį mes piešiam vos minutę, nes spalvinam gal ilgiau, tai yra mažytė mūsų gyvenimo dalis, kuri kažkaip tai yra panašiai į mūsų tą didįjį gyvenimą nuo gimimo iki mirties. Tai mes galime vadinti, jog fraktalai yra kažkokia meno terapija, iš kurios mes sužinom apie save ir tikriausiai atskleidžiam savo ir svajonės ir tikriausiai netgi jas paskui įgyvendinam. Taip, iš tiesų, taip, yra meno terapijos forma, bet kartu jin turi dar ir kitas galimybės. Tai žmogus gali piešti visiškai neturėdamas meninio išsilavinimo, ir, kaip pasakyti, visada gaunasi gražiai, kaip menas. Taip pat galima pasitaisyti sveikatą, piešiant, ir metodo autorė, jinai mums pasakojo, kad iš tiesų piešiant žmogus veiksta daug greičiau, kuom jis besirgtų. Na ir taip pat be abejo savo svajonės įgyvendinti, bet visų pirma, kada mes susipažįstam su fraktalais, mes bandom pakoreguoti savo vidinę būseną. Kada žmogus piešia, spalvina, jis realiai pasiekia tokią būseną, kad jinai prilygsta meditacijai. Galiu kaip jogos mokytoja pasakyti, kad tikrai panašu, tai yra bemintė erdvė, kur mes abstrakčiai bendraujam su spalvomis, linijomis, kurios, iš esmės nieko nereiškia. Ir tai mus atitraukia nuo konkretikos, kurios mūsų gyvenime ir tai per daug. Ar tai tinka ir vaikučiam? Oi, kaip tinka, nes jeigu piešia mama, tai būtinai vaikutis ateina, pieštukai, spalvos, taip noris ir būtinai vaikai piešia kartu. Ir turiu 2 papkės, kurios yra mano turtas, tai yra mano vaikų piešiniai. Vaikai labai mato tame chaose, tame linijų raizginyje, jie mato visokias figūras, paukščius, gėles ir kiek teko papasakoti pedagogams apie tai, labai pritaiko per dailės pamokėlės. Rusijoje, reiškia, kadangi metodas yra kilęs iš Rusijos, labai socialiniai pedagogai su problemiškais paaugliais dirba, su sergančiais vaikais, kurie auga ir be tėvų. Labai metodas yra veiksmingas. Aš labai atsiprašau, miela Brigita, jūs sakėt, kad tai gali daryti žmogus neturintis jokio piešėjo įgūdžio, ar ne? Taip. Kodėl čia jūs sakot, kad yra chaosas? Kaip mes tai piešiam? Bet gal pradėkim nuo to, kaip tai atsiranda ant lapo, Aš ar ne? nekantrauju pabandyti, gal kartu galėtume papiešti. Be
Be abejo. Tai pasiruoškim. Labai paprastos priemonės. Tiesiog A4 baltas lapas ir juodas tušinukas. Aš skubu žiūrovam priminti ir paraginti, kad jūs taip pat dabar galite su mumis kartu piešti. Jums tai reikės paprasto balto lapo, daug visokių spalvų pieštukų. Bet pradžiai tiesiog nespalvoto kažkokio patogaus. Čia mes turim netgi tušinukus. Juodo. Tai gal viešnia mum ir papasakos kažkaip ir užsimerkti ten reikia? Taip, šita metodikoje iš tiesų mes piešiam visas linijas ir visą laiką užsimerkę. Tam užsimerkę piešiam. Tam, kad mes, kaip pasakyti, kreipiamės į savo nesąmoningąją dalį. Nes šiaip tai mes žinom, kaip mes piešiam, kokia mūsų linija. Va. O čia mes truputėlį save nustebinam, kadangi piešiam užsimerkę, atsimerkę ir galvoju, negi tai aš nupiešiu, lyg tai ir aš ir ne aš. Žodžiu, reikia vedžioti ranką grinai intuityviai, nesistengiant kažko specialiai nupiešti. Taip, visiškai teisingai. Nereikia atitraukti. Taip. Aha, netitraukiam rankos, piešiam užsimerkę. Kuo įvairesnės linijos. Tiesiog taip visas. Kaip Dievas duos. Kuo įvairesnės. Jeigu išeinat iš lapų, grįžtat ir tęsite toliau. Įdomu minčių srautas koks turėtų būti. Labai įdomu iš tikrųjų. Tai gal bandom? Labai sunku bus dabar susikaupti. Piešim savo svajonę. Nereikia susikaupti. Atsipalaiduojam ir piešiam. Tiesiog pieškite. O kažką turėt mintyse. Man žinot, ką primena, kuomet būdavo tas žaidimas, ar net ant tos bluselės, kad negali nutrūkti niekaip linija. O ko jūs nepiešėt? Jau galima? Užsimerkiam, lapas horizontaliai ir piešiam. O svajonė jau man... Horizontaliai. Taigi palauk pirmiausia. Palaukit dar su svajonėm, palaukit. Ai, čia tik mokomės dabar, ar ne? Gerai. Sakė, dabar iš vis negalvot. Nu, jeigu negalvojam, tai važinėjam čia tiesiog. Jeigu negalvot nieko. Gyvenimo dalis. Nereikia specialiai kažko daryti, dirbtinai. Kaip įdomu, negalėdom kažką. Netgi šiek tiek nedrąsu kažkaip, tai atrodo. Kuo įvairesnės linijos. Aš labai įsijau. Vidutiniu greičiu, po visą lapą. Aš ką tik viršėjau greitį. Bauda. Kaip smagu. O kada sustot? Dar trupučiuką. Po minutėsgi. Stop. Viskas jau? Taip. Tikrai, žiūrėkit, kaip... Prašom parodyti visiems, kaip išėjo, kaip skirtingai. Jau iš to, kaip jūs nupiešėte linijas, kokia yra kompozicija, kokios linijos dominuoja, jau daug ką galima apie jūs pasakyti. O dabar, jeigu mes pereiname prie spalvų, sakykit... Kaip spalvinti? Pradžioj diagnostinius tuos piešinius, kurie daug ką pasakys apie jūs, piešiam absoliučiai nesąmoningai. Ryškiai iš krūvos pieštuką imam užsimerkę. Užsimerkę. Nu, kokia pirma spalva? Bet diagnostika, vadinas, galima pasakyti tik tada, kai mes nuspalvinam jau, ar ne? Taip, kokios spalvos dominuoja. Na, va. Vienodų yra. Aš labai norėjau mėlynos ir ištraukiau mėlyną. Ai, ten mėlyna? Labai matosi talentinga. Dabar kaip spalvinti kiekvieną tą dalelę skirtingai, ar kaip? Ingutė, palauk, aš dar noriu apie spalvas pabaigti. Jos reiškia, kad mes intuityviai taip įsitraukėme, tai reiškia kažką tai? Nu, jeigu jos dominuoja, tada reiškia. Jeigu jos dominuoja mūsų piešinėje, taip? Taip, jeigu yra dominantė tų spalvų. Ir su ta viena spalva dabar man spalvinti kiek lapo, kiek nori. Jeigu spalva patinka, nedaugiau 12 plotelių, bet po vieną dalelytę, po vieną tą salelę. O jeigu nepatinka, tai nors vieną. Ir spalvinam kruopščiai. Nes čia jau mes, kaip pasakyti, dirbam su spalva. Kadangi spalva, jinai kaip šviesa. Jinai vibruoja erdvėje hercų dažnį turi. Lygiai taip pat mūsų ir kūnas turi tam tikrą dažnį, kuriuo vibruoja ir vidaus organai, ir visas mūsų kūnas. Ir pieždami, bendraudami, koncentruodamiesi į spalvą, mes rezonuojam su tais dažniais. Va, ir taip per akis ryškia spalva mus veikia ir patiriam tokį, harmonizuojantį arba terapinį poveikį. Kiekviena spalva veikia vis kitaip. Žinot, kas keiščiausiai įsitraukiau, juodą spalvą, jinai man nepatiko, pradėjau spalvinti ir patiko. Brigita, o tiesa, kiek žinau, ar tai teisybė ar ne, kad kiekvieną netgi mažiausią reikia atskirai stengiantis nesulieti dviejų. Taip.
kvadratėlių ar tenai dalelių ir šalia, kad nebūtų ta pati spalva. Šalia, kad Kaip nebūtų įdomu kita spalva. klausyti. Tai čia labai kruopštu. Kad tą margumą išgautų. O mums reikėtų iš karto bandyti įžiūrėti kažkokį tais piešinį, ar tiesiog spalvot intuityviai? Manau, kad taip. Piešinį vėliau įžiūrėsime. Pradžioj, kaip sakiau, mes piešėm grinai nesąmoningai. Ir vėl reikia dabar traukti. Taip, vėl traukti.